ChatGPT ir kasdienė automatizacija. Pradžiai prie žaidimo, po to prie rimtesnių temų. ChatGPT sukūrė įmonė OpenAI. Aš paprašiau ChatGPT, kad jisai sugeneruotų jos steigėjų nuotraukas. Tuomet paėmiau jų nuotraukas iš interneto ir sulyginau. Skirtumas akivaizdus, ar ne taip? Sugeneruotos AI nuotraukos dažnai skiriasi nuo tikrų, nes jos kuriamos pagal statistinius modelius, o ne tikrus fotografinius duomenis. Jose gali trūkti natūralių detalių, tokių kaip tikroviškas apšvietimas, emocijos ar veido proporcijos. Be to, AI neturi prieigos prie realių žmonių atvaizdų, todėl portretai būna apibendrinti ir dažnai stilizuoti. Šias nuotraukas generuoja tokios sistemos kaip DALL-E, kuri remiasi tekstiniais aprašymais ir bendra vaizdinė informacija, o ne konkrečiai žmonių atvaizdais. Kaip šifruojasi ChatGPT? Chat nurodo, kad modelis skirtas pokalbiui. Generative modelis generuoja atsakymus. Pre-trained modelis buvo iš anksto apmokytas su dideliu kiekiu duomenų. Transformer tai modelio architektūra paremta transformacijų principais. Šitą atvaizdą paprašiau sugeneruoti ChatGPT, kaip ir daugelį šio pristatymo atvaizdų. Ironiška, bet jis sugeneravo žodį intelligence be pirmosios raidės. Tai priminė disputą apie tai, kiek iš tikro dirbtinis intelektas yra intelektas. DeepMind, Google patronuojančios bendrovės Alphabet dirbtinio intelekto padalinys paskelbė tyrimą apie dirbtinio intelekto plėtros būklę. Tyrimas iš DeepMind teigia, kad dirbtinis intelektas iš principo nėra tikrai protingas, nes nesugeba spręsti užduočių už savo išankstinio mokymo ribų. Transforminiai modeliai, tokie kaip GPT, gerai veikia tik tada, kai užduotis yra panašios į tas, kuriomis jie buvo mokomi. Kai susiduria su naujomis ir nepažįstamomis užduotimis, jų gebėjimas bendrinti ir mokytis ženkliai blogėja. Tai rodo, kad dirbtinio intelekto modelių intelektas labai priklauso nuo duomenų, o ne nuo tikro supratimo ar abstraktaus mąstymo. Nors kai kurie ekspertai vis dar tikisi pasiekti tikrą dirbtinį bendrą intelektą, AGI, bet šiuo metu tai išlieka tik hipotezė, o ne tikrovė. Grįžtame prie pačio įrankio. Apžvelkime, kokie dabar yra prieinami GPT modeliai rinkoje. GPT 3.5 tai ankstesnės kartos modelis, kuris puikiai generuoja tekstus, turi ribotą konteksto apimtį ir neturi multimodalumo funkcijos. Multimodalumas tai gebėjimas dirbti su vaizdu, garsu, tekstu vienu metu. GPT 4 pasižymė didesniu tikslumu, gebėjimas spręsti sudėtingesnes užduotis ir palaiko didesnį kontekstą, tačiau prieinamas tik mokamai. GPT-4o naujausias ir pažangiausias modelis, kuris vienu metu supranta tekstą, vaizdą bei garsą, veikia greitai, yra nemokamas ribotų režimu ir visiškai prieinamas plus vartotojams. O raidelė reiškia omni, universalus. Plus vartotojas tai yra vartotojas, kuris naudojasi mokamą versiją. Taigi, šios dienos temos – elektroniniai laiškai ir šablonai, darbas su Excel ir Google Sheets, dokumentų generavimas, kūrybinės užduotis ir integracijos su kitomis programomis. ChatGPT personalizavimas leidžia pritaikyti atsakymus pagal vartotojo toną, stilių ir tikslus. Galima nurodyti, kad asistentas bendrautų dalykiškai, žaismingai ar konkrečia kalba. Taip pat jis gali atsiminti kontekstą ilgesniems pokalbėms. Tai padeda sukurti tikslinius vartotojui pritaikytus atsakymus įvairiose situacijose. HTML šablonai leidžia greitai pasiekti ir naudoti jau parengtą turinį be papildomo generavimo. Tai ypač naudinga, kai reikia kartoti standartinius atsakymus ir laiškus. Tokiu būdu taupomas laikas ir užtikrinamas vienodas bendravimo stilius. Be to, šabloną galima lengvai redaguoti ir atnaujinti pagal situaciją. ChatGPT yra itin naudingas dirbant su Excel ir Google Sheets, nes gali greitai padėti kurti formulės, paaiškinti jų veikimą bei pasiūlyti efektyvesnius sprendimus. Jis padeda automatizuoti skaičiavimus, filtravimą, duomenų apdorojimą ir analizę, taip sumažinant rankinio darbo kiekį. Galite pateikti duomenų pavyzdį ir ChatGPT pasiūlys tinkamą formulę ar net visą struktūrą analizę. Formulės gali būti sugeneruotos pagal jūsų aprašytą užduotį. Jums nereikia jų kurti patiems nuo nulio. Taip pat galite lengvai eksportuoti ir importuoti CSV formatu tarp ChatGPT ir Google Sheets, užtikrinant sklandų integravimą su esamais dokumentais. Šiame pavyzdyje parodoma, kaip ChatGPT gali sugeneruoti formulės pritaikytas konkrečiai užduočiai. Šiuo atveju darbuotojo algos skaičiavimo lapą. Naudojant pateiktus duomenis yra užklausiamos formulės, leidžiančios apskaičiuoti pilnu ir nepilnu etatu dirbančių darbuotojų algų sumas. ChatGPT gali taipogi iškart sugeneruoti CSV failo turinį, kuriame formulės būtų įtartos kaip tekstas, kurias vėliau Google Sheets ar Excelis automatiškai atpažins kaip formulės importavimo metu.
ChatGPT gali padėti greitai sugeneruoti profesionalų CV pagal pateiktą informaciją apie patirtį, įgūdžius ir pageidavimą darbo srity. Jis pritaiko teksto stilių pagal pasirinktą formatą, tradicinį, kūrybišką ar techninį. CV bus gana paprastas, tačiau tai puikiai pradinė versija, kurią galima lengvai tobulinti pagal individualius poreikius. Taip pat galima sugeneruoti gyvenimo aprašymą HTML ar PDF formatu patogiam išsaugojimui ir dalymuisi. ChatGPT gali padėti paruošti ketvirčio rinkodaros ataskaitos šabloną, analizuodamas jūsų pateiktą aprašymą. Jis gali sugeneruoti struktūruotą tekstinę ataskaitą su išvadomis, tendencijomis, pastebėjimais ir pokyčiais. Taip pat galima paprašyti automatiškai sukurti diagramas ar grafikus pagal duomenis. Vizualizacijos ir CSV šablonai gali būti lengvai redaguojami ir tobulinami pagal besikeičiančius poreikius. Kuo tikslesnius ir išsamesnius duomenis įkelsite, tuo aiškesni, labiau apčiuopiami ir vertingi bus generuojami rezultatai. ChatGPT leidžia lengvai kurti reklaminius tekstus įvairioms platformoms, nuo žaismingų įrašų apie dantų pastą Instagramą iki informatyvaus turinio apie atsinaujinančią energiją LinkedIn. Užtenka pateikti temą, tikslinę auditoriją, tekstas sugeneruojamas greitai ir tikslingai. Stilių galima lengvai keisti, nuo laisvo draugiško tono iki formalaus ar akademinio. Tai ypač naudinga, kai norite pritaikyti tą pačią žinutę skirtingiems kanalams ar kontekstams. ChatGPT taip pat padeda kurti tekstus vaizdo prezentacijoms, pritaikytus įgarsinimui ar titrams. Taigi, kas tas Zapier? Zapier tai automatizavimo įrankis, leidžiantis sujungti skirtingas platformas, tokias kaip Google Sheets, Gmail ar ChatGPT, ir automatizuoti pasikartojančias užduotis be programavimo žinių. Beveik be programavimo žinių. Jis veikia principu jeigu X tai Y, kai viena sistema atlieka veiksmą, tai kita reaguoja automatiškai, taip taupant laiką ir mažinant rankinį darbą. Šito sprendimo tikslas yra automatinis užduočių ar dienos darbų išskaidymas po kelis ir jų išsiuntimas kaip priminimas elektroniniu paštu, apdorojant užduotis su ChatGPT. Įsivaizduokime, kiekvieną rytą Zapier automatiškai paleidžia procesą jūsų nustatytų laiku, tarkim 8 val. Ryto. Iš Google Sheets paimamos pirmos 5 užduotis ir perduodamos ChatGPT, kuris kiekvienai sugeneruoja naudingus klausimus užduočiai palengvinti. Visa tai sudėliojama į gražų elektroninį laišką su įžanga, klausimais ir motyvuojančia atsitiktinė citata. Elektroninis laiškas išsiunčiamas per Gmail ir pasiekia gavėją kaip asmeninis dienos planuotojas. Kad užduotis nepasikartotų, automatizacija ištrina užduotis, kurios buvo išsiųstos elektroniniu paštu. Taigi, naudosime 6 modulius. Tai trigeris arba mūsų žadintuvas, Google Sheets, ChatGPT, Gmail, JavaScript ir vėl Google Sheets moduliai. Į raudonas tiesą reikia atkreipti daugiau dėmesio, nes konfiguracija tenais yra sudėtingesnė. Ne visi nustatymai yra savaime suprantami, todėl labai gerai yra pasikonsultuoti su ChatGPT. Iš esmės visus žingsnius galima išsiaiškinti ChatGPT pagalba. Išoriniai moduliai, tokie kaip Google Sheets, ChatGPT ar Gmail, reikalauja autentifikacijos, tai paskyros, Google paskyros, su kuria kuriate automatizaciją. Modulių konfigūravime yra nemažai detalių, į ką reikia atkreipti dėmesį. Todėl konfigūravimo ir programavimo žinios tikrai pravers kuriant automatizacijas. Svarbu dėmesį atkreipti į tai, kad kiekvienas modulis tam tikrų būdų jungiasi vienas su kitu. Kiekvienas modulis turi testavimo skirsnius ir juose visą laiką galima pasitikslinti įeinančius ir išeinančius duomenis iš kitų modulių. ChatGPT labai geras įrankis, bet ir ChatGPT daro klaidų ir nemažai klaidų. Todėl skaityti dokumentacijas ar interneto šaltinius yra stipriai patartina. Priminimas, kad API raktus
galima susigeneruoti tik tai su ChatGPT Plus vartotoju. API raktas, angliškai API Key, Application Programming Interface. Tai unikalus kodas, kurį suteikia paslaugos teikėjas, šiuo atveju OpenAI, kad identifikuotų vartotoją ar sistemą, kuri jungiasi prie jų paslaugų per API kodą, tiksliau programavimo sąsają. Iš pradžių ChatGPT modulis generavo labai neaiškaus elektroninio laiško turinį, bet iš keletos bandymų pavyko susikalbėti. Gmail modulio parinktis yra ganėtinai intuityvios, tai siuntėjas, gavėjas, bet noriu priminti, kad kiekviename modulyje reikia sužiūrėti, ar duomenys atkeliavo iš prieš tai konfigūruoto modulio. Ką daro modulis Code? Kodas paima ID sąrašą iš teksto ir padalyja į atskirius elementus. Tas tekstas atkeliauja iš Google Sheets modulio. Tada jis atrenka pirmus 5 Google Sheets eilučių ID ir juos grąžina į procesą tolimesniam žingsniui – trinimui. Trinimo modulis yra tas pats Google Sheets modulis, tik tai jisai dabar skirtas ištrinti duomenis. Kad ištrintume pirmas 5 eilutes, prie rows eilutės pažymime įvesti iš prieš tai sukonfigūruoto modulio. Tokiu būdu šitas Google Sheets modulis žinos, kad reikia ištrinti būtent pirmas 5 eilutes. Atlikę visus žingsnius teisingai ir aktyvavę automatizaciją, būtina visą procesą ištestuoti. Tokiu būdu žinosime, kad visas procesas veikia nuo pradžios iki pabaigos. Apibendrinant matome, kad sukurti automatizaciją reikalauja daug nuoseklaus dėmesio ir ne visi žingsniai pavyksta iš pirmo karto. Zapier ir ChatGPT darinys leidžia automatizuoti pasikartojančias užduotis, taupyti laiką ir dirbti kiek efektyviau. Galima tiesiog surašyti užduotis į Google Sheets ir jos sukris jums ar jūsų kolegai į elektroninį paštą. Toks įrankis atveria daugiau galimybių. Galima sutaupyti šiek tiek laiko, nenaudojant kalendoriaus. Be to šį įrankį galima tobulinti ir padaryti išmanesniu, galima įdiegti prioritetus ar, pavyzdžiui, grupuoti užduotis pagal kontekstą. Taigi, ačiū visiems, kad žiūrėjote, linkiu eksperimentuoti, kurti ir atrasti. Sėkmės automatizuojant ir kuriant išmanius sprendimus.